Labas, sveikinu sulaukus naujų metų. Linkiu kantrybės šiem metam, nes kartais visai nedaug kantrybės tereikia ir gali sulaukti savo svajonių žuvies. Tai o aš atsibeldžiau ant ledą, kadangi jau ledas užsidėjo, šalčiai buvo, kaip sakant, nežmoniški. Nėra jis storas, ne visur vienodas, reikia tikrinti, bet atsigrūdau ir pabandysiu kažką su švytuoklė pagauti. Varom. Kol kas DJI lieka ilsėtis, filmuoju su GoPro, nes niekaip negaunu adapterio mikrofonui, o šiandien vėjuota gan, tai nesigirdėtų visiškai nieko. Būtų tiesiog vėjo šnipštimas. Tai vieną kartą nusipirkau adapterį lietuviško įmonei. 2 savaitės laukiau, kol atkeliaus, ir ant galo pranešė, kad neatkeliaus. Tai susinervinau, tada nusipirkau iš AliExpressą ir dabar laukiu, irgi porą savaičių reiks laukti. Bet iš AliExpressą jau tikrai atkeliaus. O Lietuvoje kainos dvigubos. Nu, žodžiu. Kol kas DJI pailsės, iki kol mikrofonas ateis. Nu, adapteris. Va čia. Naujas rogės. Nauja metam. Žodžiu, prisinaujinęs, atsinaujinęs. Žvejot laiko ir nėra. Kas per oras? Atvariau, saulytė švietė. O dabar uraganas. Vėjas didžiausias. Eik, čia. Papuoliau. Atiesu dar graštą savo. Susiradau seną graštą. 10 centimetrų skersmens. Tai super, labai greit gręžiasi. Galiu žymiai daugiau ekečių išgręžti dabar. Buvau jau užmiršęs, kad aš jį turiu, net. Wow. Nu, čia tik 6 apsukimai, blemba. Nestoras ledas. Reikia patikrinti su peikena. Žiūrėkit. Ledas. Nu, čia kažkokia skylė, bet paukšta. Iš vieno. Kiaurai. Nu, tai gal ačiū neįsiu aš ten. Reikia visur dar tikrinti. Atrodo, nors ir šalčių buvo, bet blemba. Didesni ežerai dar geriau užšalo negu maži. Nu, kol dar turiu kantrybės, pabandysiu pafilmuoti šiek tiek. Švytuoklę po vandeniu. Gal netyčia pavyks užfiksuoti kibimą. Per ekranėlį matas, tik reikia atsukti laidą į tinkamą pusę. Spėju, tą kamerą irgi dar prabaido žuvis kažkiek. Neprideda drąsos tikrai. Nieko. Pirma ketė tuščia. Pažiūrėsim, kiek čia išeiks man patikrinti šiandien. Pas net nežinau. Taip pat turiu naują spiningėlį, va tokį.
Ačiū Juliui už dovaną. Jis toks biški poliaunis. Na, ešeriam tai tikrai pats tas. Didesniem masalam gal per minkštas biški. Tokiem švituokliam didesniem nepakirsi lydeką su juo. Per liaunas bus. O mažesniem pats tas. Pirmas sustojimas tuščia. Nieko nemačiau visiškai. Reikia keliauti toliau. Dabar saulė vėl pradėjo šviesti, vėl vėjas aprimo. Keistas oras. Blia, buvo priplaukus lydeka. Mačiau per ekraną. Bet pasibaidė. Bet ilgai aš čia 30 pakelimų padaręs, jeigu nedaugiau. Geras. Užfiksavau tikriausiai. Nors ir neužkyvo. Na, kažko nepatiko, nors ir nebuvo didelė. Ar išgąsdinau gal bekeldamas aš. Kai šiaip žvejoju lydekas, įsigrėži vieną eketę. A, kai aš žvejoju, reikia dvi gręžti. Vieną kamerai, kitą masalui. Tai dvigubai daugiau darbo gaunasi. Ešeriukas. Mačiau aš kaip priplaukė jisai. Ai, geras. Per kamerą mačiau priplaukė. Susidomėjo taip. O aš ir nejudinau, kad neišsigastų. Ir paukšt paėmė, bet paėmė va šitą kabliuką tik tai. Nu tai ką tu ten ims tokį? Visas žuvelės nepaimsgi tokią dydžią. Bent viena žuvis. Šitų kabelių visokių. Nukeliauk. Nu va. Bent kažkas susidomėjo. Bet tai ilgai aš čia. Kokių 50 pakelimų irgi padariau. Nu gal pradžiai apsibaido žuvis. Čia kol kamera suleidžia, kol viską. O tada vėl turbūt priplaukė pasidomėt, kas čia vyksta. Jau visai smagu. Nu, ešeriukas priplaukė. Ir domisi, ir domisi, ir nenori kibti. Ešeriukas priplaukė. Nežinau, ar tas pats ar ne, bet jo, du jau ešeriai. Iš abiejų pusių.
Tengiuos kuo mažiau judinti. Nesidomi. Kažkaip apatiškai. Nu, vėl priplaukė. Kažkas netinka. Priplaukia, pasižiūri, bet nekimba. Jei kol nieks nekimba, galima padaryti 2023 metų apžvalgą, kaip dabar populiaru pas visus daryti recapą. Tai 2023 turėjau 194 berods žvejybas. Tai visai neblogai. Nu, 200 nepasiekiau, bet neblogai žvejybų visai. Įspūdingiausias tai, aišku, lynas, 2 kg 200. Ten jau pasaka žvejyba buvo. tą lyną ištraukti. Ilgai traukiau, geras lynas buvo. O iš viso per metus aš skaičiavau, bet dabar tiksliai neatsimenu. Gal patikslinsiu. 42 lynus berods pagavau. Tai nėra daug, bet ir 8 pagavau per vieną žvejybą. Tai čia pagerinau vienos žvejybos rekordą. Tai su lynais šiemet gan smagiai ėjasi. Paskiau dar įdomus dalykas, su muselinė pradėjau praeitais metais. Tai visai smagi žvejyba ir kiršlį pagavau, ir šitą meknę gan didelę. Tai tikrai įdomi žvejyba vasarą, tai galima smagiai pagaudyti šapalų tų pačių upiai, kai atsibosta lynai. Galima paįvairinti žvejybas. Įdomumai prasidėjo rudenį, velkiaujant, kai nusipirkau ir pradėjau naudoti povandeninę kamerą. Tai užfiksavau nemažai lydekų prisivijimų, bet nepuola jos, nepuolimų. Ataka tai vieną tik tai turbūt užkibusią lydeką nufilmavau, bet daug buvo tokių, kur prisiveja ir nepuola. Tai šitą kamerą ir pradėjau naudoti ir ant ledo. Kai ledas susidėjo, tai labai smagiai ant skritulių tos kameros pasitvirtino. Kai iš viršaus filmavau žuvelę ir matėsi, kaip plaukėja, lydeka dairasi ir neima. Kartais ir paima. Tai šiaip labai įdomus vaizdai. Tai taip net peržiūros išauga iš tikrą, kad pakankamai įdomus tas pavandeninis pasaulis. Tai tiek turbūt metai nebuvo labai žuvingi, bet įdomus. Keletą kartų ir naktiniai žvejojau. Visai karšiokų pasigavo. Nebaisi ten tų didelių, bet visai įdomu. Tai šie metam irgi turiu planų nusimatęs. Manau, turėtų būti neblogi metai, jeigu tik žuvis kibs ir kantrybės užteks. Tai tiek trumpai apie praeitus metus. Dar tokia idėja yra, reikia susirašyti savo rekordinės žuvis visas, kur nors surašyti ir aprašyme gal kur nors, ar čia šone tiesiog išmest tuos vadinamus angliškai personal best. Tai manau visai smagu būtų pamatyti ir jum, ką aš ten pagavęs, ko nepagavęs. Šiaip nėra mano dideli tie rekordai, bet visada yra proga pasigerinti. Aišku, daug ir neatsimeni tiksliai ten tų skaičių, bet plius minus kažką surašyti. Tai manau smagu ir jum pasižiūrėti. Bus gal ir kiti žvejai, youtuberiai paims pavyzdį ir parodys savo, nes visai įdomu pasižiūrėti ir kitų, ką gerą yra pagavę, didžiausia. Tai kažkur surašysiu ir galėsit pasižiūrinėti. A dabar einam žvejot lydekų. Toliau. Vakarėja
Įsikrovė kamerą. Dabar palakstysiu be kameras tiesiog. O, pūga kokia. Palakstysiu be kameras dar biškį. Iki sutemos visai. Gal ką pagausiu. Jam kamera ilgai gan laikė. 3 geras valandas, 3,5. Bet vieną lydeką liktais pavyko užfiksuoti. Bus matyt, kai peržiūrėsiu. Nu ir ešerių biškį pavyko užfiksuoti. Nu, realis tai žiaurus. Pakilo vėjas, vos ne uraganinis. Pradėjo sniegą nešt. Tokia pūga gavosi. Tai tiek šį kartą tos žvejybos temsta. Reikia jau keliaut savais keliais. Ir ačiū jums, kad žiūrėjot. Ir iki sekančios žvejybos. Iki.